Sveiki gyvi, Alvids Masals. Pasižiūrėkite iki gal tų video, bus įdomi, vėl toj testėlį bandėm, gal mintis bus kažkam naudinga. Tiesiog vakar tam dariau vienkiet video apie vulkaną, kuris, kaip sak, veik masiniam priemonėm, kad priviliuot žuvis informuot, kad čia kažkas stovėtų ir šitą parduotuvė nežvyno nupirkau, reiškia, pašar, sakykime, daugiau dėti į to šeriklėlį, reiškia, kas naudojate žvejybų. Kad nenaudoju savo, paskui man gal netinkam šeriai specialiai ir dėti šeriklėlį, viskas gera, puikia veikia, viskas yra ok. Tai žiūrėkit, ko aš sugalvojau padaryti. Gal jums irgi būtų įdomi tokia mintis. Žiūrėkit, dabar aš dedu vulkaną į šeriklėlį ir, kaip žiūrėk, man kalba neprisibarstyti, gal jis čia įvedu. Ir dabar į šeriklėlį pridėsiu pašarto. Vyraus vienu žodžiu. Užspaudysiam stipriau, nes reikia apspaudyti, manau, čiuoso ir rinkį. Nes neprisitrupins, nes trabu darau. Matot, čia pilna gal prikepti ved, nes tą ten vedau į pilną veitas. Kodėl aš taip noriu padaryti, nes galvoju, kad galbūt kažkam tai bus naudinga ir labiau geriau, sakykime, geriau veiks tą šeriklėlį, nes tas vulkans nori, nenori, darys tų debes, pūs lauktų produktų, reiškia. Pridedu peln. Aš kaip sakiau, aš nes profesionalas, ant tų dėjimų, užspaudau. Matot, vulkanas įvedau, šeriklėlį pridėta. Ir kuo aš darysiu, reiškia, turėčiau perjungti kamerą dabar. Esu pasiruošęs, iškrausiu apsivalys. Taip, dabar jau reikia maniai pasiimti kamerą į rankas ir perjungti kiek posį. Čia viskas nuvirt, viskas super. Ir akvariums pelns vandens ir reiškia, dar toks indas. Ir aš dabar paimsiu to šeriklėlį, dėsiu į vein. Su vulkanu vedau, kaip sakiau, matyt, padariau, čia vedau ir vulkans. Ir aš tiesiog, nežinau, belikap, įmetu į undin ir tikiausia, nepramušu, reiks su ronka biš nuleis, gal tepą guldykiam. Tai ir žiūrėsim dabar, reiškia, efektą, ne? Burbuliuką biš kilst. Vulkans jau darbojas, matot. Ir kel. Pirm kartų darau, iš tikrųjų įdomi pačiam mane. Tikiausi, kad gerą matysies, kad aš nufilmuosiu čia. Ir matot, kel tus produktus, kas buvo įdėta į šeriklėlį viršuns. Pats aišku to ir produktų, bet kapams gražiai. Matot, darbaujas to šeriklėlį. Ir aš manau, kad žuvis labiau susidomės ir labiau pakeltų visokių reikalų į viršų. Pavasikėm iš viršaus, ką atrodo. Matot. Super. Mano nuomonė, nežinau. Aišku, tų vulkanų gal reikėtum pririešinės, kada aptirps ir kažkur tai ten uždėbi iškėl, nežinau, valėlį ar kažkur tai prie to šeriklėlis, jeigu jau taip sugalvosi daryti. Sard puikiai čia visko. Kaip sakiau, vulkanas dirba 2,5 valandos. Dabar dar paimsiu štakėt vulkaną, ne? Ir įdėsiu į tokį indą šalia kur ir tuo pačiu irgi, aišku, indėms netepams, gal ilgiau čia tirps, bet pakankamai ilga tirps. Ir dabar vėl perjungiu kėpo, žiūrėm, reiškia, matot, vulkanas darbojas, jau aplinko pašar šitą įsuočią pribirėjai žuvelėm. Matot, koks eina. Į virš tornado. Viskas į super. Žuvis yra tikrai informuota. Priplauk jėsti tor. Vulkanas ilga darbausis. Ir bus pririštis, įtrauksit, kaip sakė, ir vėl papildysit savo to kažkokį vieną ar kiet pašar, kaip šitą kažkokias, čia nežinau, nupirks. Tai ir dabar čia šitą įmetu tiesiog vieną vulkaną. Tikėkime, kad nepramaždaugna. Ir čia galima iškiau pastebėti, kad tai labai kraš nukrit. Tai kažką pasok man priėmė, kad būtų labiau matytinis. Kažkaip nesimat, kad pačiam pakraštė. Matot, kaip gražiai dirba. Puikiausia.
ant burbuliuką, produkts po biškį išsineš irgi į paviršį. Va, ir taip darbuojas viens vulkans, gali dėti vien vulkan, kiekvienas, kaip sakiau, prisigalvosit, kaip tik tai jūs sugalvojat, kaip geriau. Po to pagaminsim tokius specialius, reiškia, tam vulkano būtų uždėti, tikriausiai 3D printerį užsakysim, kad jums nereikėtų daug galvoti, tiesiog priseksit ir jums bus, kaip sakiau, jums reikiamo veito ir puikiai laikysis, un karabinėlį, viskas paprasta. O dabar, va, tiesiog sakau, tą mintį skėl, matot, įdėjau širiklę, gal aš per menkšbiš padirbau tų produktų, kuris dedas, kaip sakai, papildoma tas mišinys, bet aš anau drakinau, vis normaliai. Bet matot, va, viskas dirba. Ir nežinau, va, karpininką ar šiaip kas jau kaip žvejuoja su dugninėm, manau, kad puikiai gal tas reikals pasiteisinti. Va. O čia šitą dirba viens vulkans, matot, aplinko jau irgi ir pabėrė produktausia, žuvelį gal pilna priplaukus ragauti. Netyčiom nuspaudėjau neto knopkį, išjungiau kamerą, laubę filmuodam, norėjau papasakoti. Tai va, ir vienu žodžiu, aš manau, kad superims dalyks, puikia veikia iš tikrųjų ir tikrai jūs rasit galimybę panaudoti. Tai va, toks naujienas, kaip sakiau, ateitie bus ir ką prikabinti, lengva. Ir kažkas sakčia, o dabar rodo, nedrekins bus puikiai tinkams siekėti, jeigu kad tik būt žaima, jūs galėsit, kaip sak, net ešeriai tai susiduoma, niekada nejiet, bet anem įduomė, kas čia ir kas čia burbuliauna, nei priplaukia, jūs daugiau pagausit ešerių, sakykime, bet aš kalbėjau su vienas, jis sukėta žvėjas, į ten kapavys platelius, tos geras žmogus, nes ten leid man mašin pasidėti keimį, tai irgi sakė, žiemos metu, 20 metrų gilį, sugavom pakankamą karšį, viskas ir super, tai vat, žvėjot gal, kad tai būtum ta žiema. Dar biš perjungu kamerą, va, matot, pilna pašar ir, aišku, čia fonom biškiltas stiklas atsišveit, ne, taip gerai matyti jau, ir ondau apdrumsdėjai stipriai, nes matot, vat, bet vat matot, ką pilna derba. Ir išneštų produktų, ten įsileidėjau ir skaityk žuvis gal jėsti aplinkau, o informacija, įperdaudama, aš tą viršų vyko tik nurva prikėlė, skaityk, kad jis bus didesniam gilė, kils į paviršį, viskas su. Ir dar čia šitą rodo, va, čia dirba viens vulkans, čia ir biš smulkesnė frakcija, va, bet mums darbaujas, šėlis pilnu tempu, aišku, vis blogiau matos, tai va, čia viskas vyk taip. Tokias mintis aten parodau, tai jeigu kažkokių minčių turit patarkit, pasakykit, pabandysim patobulinti kažkas gamintos, sakykit, rašykit, gal taip, kaip geriau būtum, jūs esat patyrę profesionalą žvėją, rūkaukimės, atsirom tų, kuriai čia, aišku, vis laikų padaba sakys, kadangi vienas ten žmogelis parašė, kad niekto naujo dvirat nebišuošti, aš vis laik sakau, jeigu aš tai pamatys važiuojant su kitu dviračiu, nesu ereliuku, tai tiesiog teks keist pozicijai persėsint ereliuk, nes reiš niek naujo neapsukurs, tiesiog turi vis laik būti vienam lygiai ir nejudėti į priekį ir niek naujų būdų neiškuoti. Tarp kitko čia viskas super, Alvyds Masals, visiems sakau iki.